Ar tai ne mano laimingiausia diena gyvenime? Lauryna! Tik Tinderį tave žiūrėjau. Tinderį mane, o Jezu, čia ne aš, čia ne aš, ištrinkščiu. Gal norėtum su manim, bet kažką užvalgyti? Kažką su tavim? Gerai, einam. Vyras pirmas. Klausykit. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną turime nuostabų svečią. M1 radio ryto laidos vedėją Saulių Žvirgždą. Čia antras Saulius tavo? Žvirgžda. Tai palauk. Mes turim pradėti nuo alaus challenge, bet tu jau pusę nugėrei. Baisi, man taip žinok, užtraškino, aš nemoku pasakyti. Challenge esmė, kas greičiau išgeria, bet dabar aš turiu nugerti iki tavęs. Tai tu žiūrėk, palauk, biškai kaip. O, sulyginu, gerai? Iki dugno? Iki dugno? Čia rimtai? O, viešpatė. Nu gerai. Tu manęs kaip iš tas taisyklės? Bet tu laidos nežiūri. O, Jezus. Sorry. Laimė. Aš įdok. Sorry. Laimėjau, pagaliau laimėjau. Panašiai aš nubėgau, visi žinau, kad laukėsi žmona. Dvigubai mane aplinkai. Nu, sakau, patirtis ir daug gavau heito, žinau, kad neišgeriu. A ne? O iki šiol čiuvakai... Visada pralaimėdavau. Čia yra kapas, kad lyginto, ne? Ir padeda taip? Nu jo, labai greiti rezultatai, atpažiai. Wow, lygų visiškai. Ne. Aš tave pirmą kartą, kai susitikau, tai labiau iš balso pažinau. Žinai, kaip yra Lauryna, tų, ko neima į teliką, tas dirba radijų. Nu, tave suprantu, bet žmona tavo. Nu, ką darysi, tai jos kryžius. Nu, manęs niekur neima. Ne? Tai aš mačiau tą sekso podcastą. Kaip seksas toks podcastas. Labai geras buvo. Kažko tik tai bankrotavo. Всё, Maugis triuzikas. Tai žiūrėk, turim čia suktinę ant stalo. Gerudis. Čia 10,90 kainavo. Vilniaus kainos, ne? Tailande toks realiai turbūt būtų, nežinau, euras. Infliacija. Nu, jaučiu rankom, žinok, paprastai neapsikraunam. Opa. Kažkas labiau pasimetė, mes ar šitie suktinukai? Ar mes po suktinę? Pažiūrėk, kaip šliumpinasi gražiai padažė. Toksai storas, ne? Čerčilis panašu ir girkido. Skonis labai geras, padažiukas. Žinai, kas man patinka, kad yra saldumo. Čia yra šturmėlio, lengvo saldėsio, žiūri gerą krevetę. Nu, čia vienas iš mano mėgstamiausių appetizerių. Nesunku namie pasidaryti, žinai, jo, buvau Darius, žinok, bet daug laiko sugaišau. Tu buvai Darius? Jo, dariau va to. Prieš tai kaip Lauryna? Prieš tai buvai Darius? Ai, gaminus, ta prasme. Kaip tu galvoji, kai va žmogaus klausia, pavyzdžiui, ar tau skanu, ir jisai atsako, nu įdomiai taip. Čia jau nieko gero, ta prasme. Rimtai? Man tokiai pasakai, kad visiškai šūdas. Vsio. Ne vsio, o viskas. Gerai, tai kiek vertinam šitą užkanduką? Aš 10 duodu, man va čia tobulą. Aš galėčiau valgyti dieną naktį, va tokį. Daug krevečių, aš gal 9 dėl to, kad nedėčiau tų ūgulių, ta prasme. Man patiko. Nežinau, kaip senelio ūsus valgydavau. Ai, man gal gerai, aš irgi gal duočiau 9, man patinka dar su šviežia lašiša, va kaip būna. Užsikalbėm. Va dar geriau pagalvojus, gal net 8 būtų. Nes nesimokėjau, aš filmą. Oi, jokaujam. Paragaukim gal krevetyčių, čia tokių vat su stogeliu ir bus su kokosu ir aštriu mango padažu. Lauryna, aš turiu būti atviras tau, aš dar vis neatsigaunu nuo alaus challenge. Kitą kartą žinosiu, kad nereikia laidų prasukinėti. O, geras, kaip mini Kievas, jūros Kievas. O, wow, koks geras, Jesus. Jesus Christ. Nu tai kiek duosi krevetį? 10. 10? Vienreikšmiškai. Sakyčiau 9. Skanu, bet jeigu būtume Tailande, tai būtų dvigubai didesnė. Panašiai ir su afrikiečių vyrais. Tenka gyventi su tuo, ką turi. Turime tom jam sriubą. Matau pipiriuko. Žinai, kad aštrumą reikia atkentėti 2 kartus, bet ne tą pačią dieną. Ką aš galvoju, pipirą negaliu suvalgyti, ką aš nemodė? A, ne? Labai kieta. Nesikramto. Tikrai krūta, jo, faina. Žinok, man jau dega būna. Gerai. Man atrodo, to reikės stabdyti filmavimą, žinokis. Kas tu yra? Nesukia. Susijaudinai?
O, gaivumas neišpasakytas. Labai gerai, kad ėmėm su krevetėm. Daryk tau, piro atsikast, ne? Nu, davai, varyk, žinok, paragauk, ar čia aš vieną taip verksiu kaip moteris tipinė. Ir dabar ateis po laiko. Ne iš karto, ne? Kaip aš. Aš dar žinok neatsigaunu. Aš jau žinok, realiais ribos skonio nebejaučiu. Viskas gerai. Seniai, jo, šitas pipiras yra esmė. Kas? Tai žiūrėk, kol verki, aš Bliau, per senelio laidos ir neverkiau kaip... Žiūrėk, aš tau turiu klausimą, ne? Tu esi M1 radio stoties laidos vedėjas. Taip. Tavo žmona radio centre dirba. Taip. Tai kokios radio stoties klausot, kai važiuojat mašiną? Power Hit Radio? Šiaip, kai aš jungiam vieną, jis sako, aš jungiam vieną, kiek tu galėjo klausyti. Kai nejungiu, ar sakau, kad išklausai nesąmonę kažkokią. Jeigu visiškai atvirai, tai klausom Spotify. Bet šiaip jo, geras klausimas, ta prasme. Nors jį klauso manęs, aš klausau jos. Bet kartu neklausom. Bet kartu neklausome. Nenusileidžiat vieną. Ne. Kaip tyliau restorane. Bliam, aš troka tikrai. Pasakyk tu man, ar ši sriuba buvo verta 15,90? Kadangi 3 valgiam, tai mestis apsimoka. Po 5, po pitaką apsimoka. Blemba, nu pasakiškas skonio. Labai skaniai. Apachno tai atgaivinta čia 10 duoda. 10 duoda. Pritariu tikrai. Sriuba. Turiu tau klausimėlį. O jas? Aš girdėjau, tu tokias kaip ir gastro kelionės darai, ne? Street foodas, gatvės maistas. Aš visada ieškau vietų, kur valgo vietiniai. Jeigu yra meniu ispaniškai, Ispanijoje nėra angliško meniu, tai jau. Važiuojam, jo. Nekalba angliškai, jėga, varom. Čia bus gerai. Traukiam ginklus. Turime 3 patiekalus. Brangiausias 16,90. Žalesis karis su jūros gerybėm. Antrasis 11,90. Masamankaris, kaip šitą meniu rašoma, senienas išrinko šitą karį kaip pačiu geriausiu ir populiariausiu kariu pasaulyje. Ir paskutinysis 11,50. Patai makaronai, mano mėgstamiausi čia Tailando tradicinė virtuvė, tai jeigu pas babą nuvažiuotum į Tailandą, tai tau patai makaronų sakytų šmaukšt. 11 pa. Ne per aštru, tokio, sakyčiau, turi labai švelnų skonį. Keičiamės? Pasikeičiam jo. Tavo karis geras labai. Nu gerai, tavo? Nelabai žinau. What? Tvarkingai viskas paruošta, nuostabus patiekalas, bet ne mano skonį. Kažkaip labai ryžiai dominuoja. Mano skanesnis, sorry, atiduok. Dar šitą ragam. Dar šitą ragam? Aš jau matau tie makaroniukai. O jezus. Patinka, kad yra gaivumo, bet yra riebaliuko. Sakyčiau, gal net ir favoritas. Šitam duodu 5 iš 10. Ką? Žaliam kariui, sorry. Kažko dar reikėtų, kad jis susijungtų labiau. Iš dalies sutinku, bet duodu gal, 7. Nu, patai tiesiog mano sena meilė, aš negaliu, nežinau, iš 10 duodu tikrai. Jo. Tikrai jo. Geri makaronai, teisingai padaryta, artima Tailandui, viskas, važiuojam. Neturit pinigų Tailandui, nusipirk grįžtų makaronų čia. Pabūsiu Tailandėje vieną akimirką. Klausimėlis prie alaus, tavo saldino dėmė ant pachmo. Kas va tave atgaivino? Man kiniečiai patinka. Man reikia to cukraus, vištieną, žinai, kokią nors, riešutukai, kažkas tokio, žinai, sriubelė, nu, man sakyčiau, geriausias. Man tai va toks azijietiškas maistas tikrai. Ant pachmo tai. Vo, apibendrinkim, ar buvo verta va čia kankinti šitoj laidoj? Ką žinau, aš manau, kad aš duodu 10 šitai vietai. Aš neapsimesiu, kad aš čia nebuvau. Mes čia su žmona atvažiuojam. Aš ir buvau. Man patinka Tailando virtuvė ir čia yra viskas nuostabu. Kaip tokia vietai centre, ne, senamiestį, naujamiestį, čia yra tikrai geros kainos. Ir tikrai nukelia va tą vieną koją į Aziją. Ačiū tau labai už vakarienę. Ačiū tau. Mokėt reiks? Nereiks? Nereiks. Gerai pavalgai, gerai pakomentavai, duosim šį kartą nemokai. Labai gerai. Ačiū tau. Ačiū tau, Lorina, fantastika.